Žodžiu, prisivertę padaryti video. Tai, man nepatinka šnekėti prieš kamerą, atrodo, kad šnekėti prieš... Tai va, tai norėjau padaryti kaip susipažinimo video, bet grindis girgžt. Esu dabar Klaipėdoje, būti katrų nuomonės kambariukas, katram 3 metus gyvenau, kol studijavau Klaipėdoje. Tai šį antradienį, tai ir birželio 18 bus diplomo įteikimo ir greičiausiai iš Klaipėdos išsikraustysiu arba visam, arba kuriam laiku. Ir tai va, viso video esmė tai ir ta, kad norėjau tai padaryti kaip prisistatymą video, nes prieš tai į kanalą buvo įkėlęs keletą video, kur aš keliauju po Taivaną, bet ten pagrindė buvo mano giminaičiams, artimiesiems, draugams, tai nes taip pat buvo viskas aišku, o noriu tų video padaryti tam, kad ateityje, jei kažkas užklys į tų kanalą ir galėtų save suprasti, apie ką tas kanalas ir apie ką aš bandau padaryti ir kokia apima situacija, aš jas gal negalės releitinti, pamatyti mano situaciją kažko panašaus su mano esam situacijai ir gal nesusidomė žiūrėti. Tai va, nepilstant iš to iš čia į kiaurą. Dabar pasiimsiu diplomą ir greičiausiai porą metų važiuosiu į užsienį. Kodėl aš važiuosiu į užsienį? Aš važiuosiu į užsienį tam, nes aš noriu užsidirbti pinigų, kad aš galėčiau pradėti savo verslą. Man labai nepatinka žodis verslas, nes kai pasaka verslą, tai vos ne jis nori iš tais tyčiotis, kad čia bus verslininkas, čia verslą pradės. Aš galiu pradėti cigaretes pardavinėti gatvės, aš jau būsiu kaip ir verslininkas. Kad ir baigęs telefoną atminti. Su kur sustojau, tai kad ir kur tu nori pradėti, to vis tik reikia kažkokių pinigų. Ir to reikia pinigų ne tik tam verslo, bet ir pinigų išgyventi, kol tas verslas ar tau paės, ar nepaės. Ir aš nematau, kaip aš galiu tos pinigus sutaupyti dabar dirbdamas palei specialybę. Ir uždirbdamas kokius 1000 ar kiek ten eurų ir atidėjus išlaidos, ar man beliks kokį 400 ar 500, nes reiks mokėti nuomą, kurą ir visi kiti dalykai. Ne vakar gimęs, manau, suprantat. Ir kitas dalykas, man dabar 23 metai, ir kada aš galėčiau dar te rizikuoti. Kai man bus kokie 28-30 metų ir aš gal jau turės aš negalėsiu rizikuoti. Tai aš bet kad galiu susirasti darbą ir dirbti už 1000, gal ne pagal specialybę, gal netgi išves bet kokį kitą darbą, aš vis tik gausiu 1000 eurų, man tai darbo niekur neprapuls. Tai va, aš noriu nuo tų 25 metų, nuo tų 23 metų, iki kokių 25 metų pavaryti užsienį, užsidirbti, kaip to sakau, ant kapitalą, tada pabandyti kažko savo, jei mane išės, gal pabandyti iš naujo. Jei išves, tai man jau neberūpės, tada esi darbą. Įdirbsiu darbą gerą, nedirbsiu darbą atmestina, bet, plans B šitoks būtų. Tai va, ir aš visko dokumentuos, filmuos ir tikausi iš to, kad susirasiu bendraminčių, nes iš Lietuvos, kaip suprantu, YouTube'is nekolabo ir uždirbsi, jei nekiši visokius nesąmonės, jei Prime'ų nereklamuosi. Gal aš kada nors kokį savo verslą pradėsiu ir pareklamuosiu jums, kad va, ateikit, nupirkit ar apsilankykit. Bet tikrai aš ten, man blogai ir žiūrėti, kad ten kas nors ten, kapitų elementariaujas Prime gėrimą atsigeria, skanu, prasme, nei sielas net, ar žmonės, ar jūs pamok pinigų, nei bet kokį šūt prakiš. Tai aš, ta prasme, gal jau seniai galėjau turėti pinigų daug, bet aš nenoriu turėti daug pinigų, bet tuo eigo, kol aš uždirbu, parduoti savo sielą, ten
turiu omeny gal kažkokios nelegalios veiklos, tokios kaip narkotikų pardavinimo ar kažkas. Nes, nu, aš tikiu tas dalykas, ta prasme, tu padarai kažkokiam žmogui gal blogą, tau vis tik parės kitas būdas, bet parės, nu, nes, sakau, pagrindinės aš nenoriu tapti baguts, parduodams savo dūšį. Aš nenoriu tapti baguts materialę ir palikti dūšį sobagus. Labai paprasta. Tavo aš geriau apsistengs tas gal sunkesnės, ilgesnės būdas, padirbs užsienį, kad ir kokiam žuviais fabrikį, man nesvarbu, kas ten sakys. Visai žmonės luos ir čia jau viskas ir to nereik bijoti, nes kad iki tu bus geras luos, kad iki tu bus blogas luos, tu gyventi reikia viskas, nes, vis tiek tau gyveniausi. Tai va, ir pasiėmiau diplomą, važiavau į užsienį, dokumentuoju savo vargus turbūt, nes vis tiek nebus lengva. Ir gal suteiku jums motyvuotis, gal jūs man pakomentuojat kažkur, kad varyk, nesustok. Dar prieš tai Baku galiu apie save papasakoti, kad po mokyklos išėjau į kariuomenę. Ne ten patriotiškas tikslas, o tiesiog, kad atvaryti 9 mėnesius ir daugiau, kad nešauktų manęs. Dar čia nesinė buvau rezervų mokymus. Irgi ne dėl to, kad tėvynį ginti noriu, o dėl to, kad reik privalomoji karo tarnyba ir mane ten patriotiškoji. Bent jau mano atveju, aš tikrai neinu iš patriotiško. Savo nuomonę aš pasiliksiu toliau apie tus dalykus. Ir po to dar mokslus baigiau, 3 metus prasimokinau. Baigiau tarptautinio verslo ir komunikacijos studijas, ten vadybos sritis, žodžiu, apie viską ir apie nieką. Ta specialybė ne kažkokia čia, ne inžinerija, ne medicinai, ne teisė, tiesiog norėjau kažkur pabaigti, nes tiesiog visuomenė žmonės to reikalauja ir tiesiog aukštai turės, neprapuls. Gerai, aš turėsiu tą aukštą, kiekvienas man pridės, kiekvienas nepridės ko. Tai va, visko padariau, ko visuomenė iš jauno žmogaus reikalavom, tai buvo kariuomenė atbuvau, mokyklą pabaigiau, kariuomenė atbuvau, aukštoj ten apsigyniau, toro, gausiu diplomą, dabar tų popieriau. Dabar visko darysiu, kuo aš noriu daryti, bus mano klaidas, susimausiu, tegu visi ten jaukas, nesusimausiu, tegu ten visi band pakenkti, arba ten visiškai nesvarbu. Nes, tas genius toks ir kad niekam neįtiks, vis tiek vis kontekstų pats visai žina, ten kas nors kažkur išgirda ar paveidėja. Reik neapsikrauti. Tai va, man kanalas bus vien tik tas pagrindė apie tus dalykus, kad reik nebijoti. Gal rizikuoti, sakykim, įvardinkim taip, kad reik nebijoti daryti, ko tu nori. Aišku, tie dalykai, kad pasiekti, ko tu nori, nebus malonus. Aš turiu omenyje tau visą kirp, kad tu nori kažko. Tam gal reikės daug pastangų, daug vargo, bet nebijok, eik daryk. Tada tiesiog dokumentuosiu, kaip man sekas, ko aš išmokstu, pasidalinsiu su jums, gal sutaupysiu jums laiką. Dar žadu įkelti visokių įdomių video, kad tai bus susijęs su saviugda, tiesiog tam tikrų dalykų išmokymo, pasižiūrėjimo, sakykim, kai knygą perskaitys, aš jums atpasakos, kaip kokia mokytoja 4 klasėje. Šiaip niekados nemėgau mokyklo knygų skaityti. Šneku po 4 klasės, nežinau, kelis kūrinius perskaitėjau, kaip aš tų valstybinių išlaikiau, nežinau, pasiremiau kūrinių, kliudžiau. Kad mes turbūt buvom pradinės klasės perskaityti. Tas kūrinis, kur ten kačiok nušauni, paskiau mąstą, ar čia gerą padarė, blogą. Žodžiu, fuksus. Ir tai va, perskaitys kokį nors įdomų knygų ir aš jums atpasakos, gal aš sudominsiu jūs, gal jūs nesit patys tų knygų perskaityti, nes nėra nieko.
Vėl atmint baigęs, galvoju, dar vieną appsą ištrint. Kur mes sustojom? Aš sakiau apie knygas, nėra nieko geriau, kad tu pats perskaitai tų knygų. Man dažnai sako, kam knygų skaityti, juk tu gali video pažiūrėti. Aš tu gali video pažiūrėti. Bet nėra taip, nu tu turi knygų skaityti, tu turi apsistoti, pamastyti, pagalvoti, ne, perskaityti, tas visas ilgas procesas. Man jis nemalonus, bet man jis ir... Čia tas pats, kas su sportu, žinai. Kam eiti sportuoti kiekvieną dieną, tu gali tiesiog, žinai, kokį nors pavartoti, tu nusipūsi viską. Nu ne, taip, ne. Nu, žodžiu. Tai va, nu va, ir iš sporto biškį ir pakels, nes palaukit. Metras 76 žvėris. Ne, nu rimta. Kam bus įdomi ir iš to pakėlinės. Nu, ir žodžiu, kels, kas man yra įdomu, bet vis tik viskas, ta trajektorija eisuntų, kad va, ant savigdas, kad augt kaip asmenybėm, siekti savo tikslų, realizuoti savo idėjas. Iškart pasakau, gal bus, kad nors, kad aš sukurs, sakykime, pardavinys cibulis, ne? Nu ir aš pasireklamus, hebra, aš pardavinėjau cibulis, pirkit iš manęs. Nu, ta prasme, aš negaliu savo intencijas slėpti, nu tai niekad čia tipo kurtų kanalai, visiškai vandorniaus, vis tik tas laiks, viskas. Aš norėsiu jums ko nors gal parduoti, kažko pareklamuoti, bet nebus ten tokie tušta vertė dalyką, kaip gerti Prime ar valgyti šokoladus Mr. Beast. Už kiek ten už 3 eurus. Tai va. Kuda jums pridurti? Tai va. Aukiam, tobulėkiam kartu. Nu ir pirkite iš manęs kažko, nors dar nieko aš neturiu jums parduoti, bet kada nors. Na, žodžiu. Tai va. Ciongs kanalas dėl to, nes nu, vienas žmogus man įdėjo tai ką pavardį, bet aš nelaikau, kad čia man pavardė ir tiesiog Ciongs, o man patinka Ciongs, nu žemaitis žodis, aš esu žemaitėjus, man patinka žemaitiška, šnekėti dėl to įkūrų viską žemaitiška. Aš žinau, kad aš tų darydams apribuoju savo visą auditorijos pasiekimom, bet man visiškai nesvaru. Vėl baigęs atmins, dabar iš vis galvoju ištrinti dar vieną apps, tai WhatsApp, gal nereiks. Ko šnekėjau, va, korų turinį žemaitišką ir man iš karto automatiškai sumažė žmonių pasiekiamoms, jau turiu Lietuvoje tepi maža. Ir žemaitėje, jei beveik tik žemaitėje, tai iš vis nedaug, bet man tas visiškai nesvarbu, nes man yra svarbu kokybė, o ne kiekybė. Ir plus, kas daros ten Vilniau, tai vis dalyką, kur parent tos senų ideologijais. Aš manau, kad žemaitėje bus Lietuvo ta vieta, kur to nebus ir aš tikiuosi, kad to nebus. Žinot, apie ko aš šneku. Man nesvarbu, kas kumėl, kas su kaupu daro. Bet man nereikia, kad man ateit kažkas su paroda, su vėliavom ir dėktų savo ideologiją. Man to nereikia ir aš to nenoriu. Ir jei tai bus, aš bus pats pirmas, kad antiparadą padarys ir dalyvaus. Nu, gal nepadarys, gal aš taip neturės jėgų, resursų, pastangų, kad kiek įdėčiau neišėt, bet aš anam dalyvaus, antiparadė, man reiks. Tai va, išsiplėtuojam, pat, gal sakyt, per video aš eini tūkstams, kur iš vis tu jau, karoči, ištrins tų kanalų. Palaukit, leiskit pagalvoti. Tai va, pagrindė, žemaitiška vis bus. Nu, vis laik turbūt bus ir žemaitiška, nebent angliška, gal pašnekėsiu, jei video bus koks man draugas iš užsieniaus, jei kart filmuosim ko nors. Ir tai va, niek neprižad, aš jums tikrai niek neprižad, net neprižad, kad kažkur pardaus, kad aš nežinau, man pasiseks čia kažkur užsokti. Sukursim bendruomenį, gal kokį 5 žmonės bus 10, koks skirtumas. YouTube, aš nemoku pinigus už tai, kad aš kel video ar kažkur. Ir man 23 metų aš jau priprantau prie tų pamažius komunistiškų. Žodžiu, aš jau ištyrėjau dar ten kelis
apsus, aplikacijas, programėlės. Tai greit pasakau, paskiau dar pamatysit kitus video, daugiau visko, bet esmė pagalvot, apie ko tas kanalas bus, tai apie tikslus, apie idėjas, apie sveikatą, apie saviugdą, apie knygas, apie sportus, aplamą bus kokį nors video apie ko nors. Ir nežinau, po kol kas nerūkau ir negeriu ir irgi stengiaus, geriu kartas, ta prasme, per kalėdas su šeim, per metus kokius 6 kartus, nes aš ten abstinens, bet žodžiu, bandysiu ir propaguoju to, kad va gal kas tu darot, gal to alkoholį pakeisti, kažką kitą apigauti, pasitikėjimą ir taip toliau. Apie rūkymą aš išvis nešnekės, nes čia ne man reikala, aš niekada nebuvau priklausomas nuo rūkymų. Ir aš negaliu mokinti to, ko aš nemoku, aš tik tas sakau. Aplamą tas viskas. Ištryniau Spotify. Tas vis kanalas pagrindiniai bus apie tai, kaip aš dalinaus. Jūsų nemokinu, nes aš niek nemoku. Aš nenoriu būtent kaip užauginti 100 000 sekėjų paskyrą, štai 3 punktai, ką jums reikia daryti. Ir ten tas video ir iš paskyros kartu 300 followerių. Aš negaliu tiesiog. Aš tiesiog jums dokumentuos, kas man veikia, kas man neveikia, kaip man sekas. Ar aš feilinu, greičiausiai dažnai bus taip, kad feilins. Ir gal jums tas bus įdomi ir naudinga. Ir iš to patį feilą aš jums parodydam savo feilus. Aš susirinksiu peržiūros auditoriją, žmonių, kurie gal irgi įdomas, to gal netgi ateities kažkokių, vėl tas žodis verslą, man nepatinka, bet verslą partneriai gal kokiu atsiras, gal ten patarėjų, aš galės pasikonsultuoti, gal aš pats, kad nors tik galės kažko pakonsultuoti ir už tai pinigų paimti arba neimti už to pinigų, priklausys nuo visko. Tai va. Aš čia nebus gyvenimo mokytos, aš tik tas pats mokinausi iš gyvenim ir aš su jums dalinsiu, ko aš išmokstu, ko neišmokstu. Ir viskas, galėsim jį papizdėlinti, galėsim pasimokinti, bet viskas vis tik tą linkmę, kad augti, būti gerim žmonėm. Ir tiesiog, nes aš manau, kad trūks tokių kanalų, kad tų dar užsienio daug, tai visi Teita, Hamzas, tikrai žiūrot, jūs, aš manau, esat žiūrėjai, bet Lietuvą aš matau ir iš vis prasipoperė, žodžiu, nebandysiu čia nei nekopijuoti, gal kažkas ir išlys kur nors, kad ten panašiai šneku, bet greičiausiai bus vien dėl to, nes gal turin daug vartoju. Ir vis laiku komentarus rašykit, kad sakykit, kad čia nusišnekė, aš pasitaisysiu, gal pats atsižvelgsiu konstruktyvią, sakykit, kritikas, visi auksim kartu, žodžiu, gerai, aš čia veplionu jums daug, kaip tas anglijos žodis, kaip veflinga, kažkoks tas žodis. Žodžiu, vis kiti video bus konkretesni, tiesiog dabar reikia jums tokį įžangą padaryti, irgi apie viską ir apie nieką, bet jūs daugmaž pagaunat. Tai va, joda. Jau vos neužmiršau. Dabar, kai jau viską žinot, man tikslus maždaug, aš dabar jums turiu pasakyti savo finansinį padėtį. Žodžiu, žiauriai blogai. Aš baigiau mokslus, aš gyvenau būti, vadovau paskutinis dienas, kad tas būti, nes atvažiavo Klaipėdą Dunsų susitvarkyti, o ant to čia žinėlį šitą meikto, čia va man kambariuks meikas, ten į kambarėlis, virtuvėlį, žodžiu, ir gyvenam trise, du broliai ir aš, ir žodžiu, visko, nuoma išsidalinom į 3 dalis. Karoči, gyvenam, ką galim, kiek taupiau, dar mokslus, sakau, sumokėjau. Mokams buvo 6 000 išėję, čia nuoma, vis tik daug maž galite įsivaizduoti, kokius mums kainas Klaipėdoj, čia labai daug, nei ką. Nesi detalis. Vis kit pragyvenimą, tai žodžiu, man rodo, bankas atskaito gal tur kokius 400, bet dar tai savas duntis, tai tak, ten, PM eurų kišenį. Dar esu skolo tėvams, nėra, kad tai man tėva, būtum kažkokiai baisiai blogi žmonės, kur iš vis nepadėtum, bet vis tik aš esu anim skolu ir aš anims turiu uždirbti ir atiduoti. Tai visumu aš esu, negana to, kad aš pinigų neturiu, aš esu dar minuse.
esu minuse ir esu, ne 1000 minus, tai man reikia dar atmušti kitus dalykus ir tada dar užsidirbti ir tada, žodžiu, bus labai ilgai sunki kelionė. Irgi nesu, dar kits gal paklaustum, kur tu negali pasiskolinti pinigų ir pradėti savo verslą. Čia aš manau, vienas iš turniausių dalykų, nes verslas greičiausiai man nepavyks. Greičiausiai, būkim realistiška. Į kas aš pasiskolinsiu iš kažkur, kad iki 10 000. Į kas, man nepavyks, aš tam turėsiu vėl važiuoti, atidauti namą. Tai aš geriausiu savo pinigas, gal užtruks ilgiau, bet sakykime, aš sudeginsiu savo pinigus, aš galėsiu, jei kas niek nedaryti, man nereikės niekam neatidauti, aš galėsiu pradėti eiti kažkur į darbą, dirbti, gyventi, viskas, tai va. Žodžiu, nesu kažkoks, neturiu to žiauriaus pranašom negu vidutinis asmuo, gal argumentuotina, diskutautina, galim sakyti, kad gal netgi esu žemiau negu vidutinė, kad tai gal ten to daug pažinčių ar ten kažkokiu ten, man tėvai ir ūkininką, bet ne tai ūkininką, kur, mes vairuojam Belarusą ir technikai ir ne kažkokį ten 100 000. Tai eilinė tokia Lietuvos ūkininką nemaž, bet ir nedidelė. Tai va, galit suprasti, kas to užsiėmat, kad irgi ten nėra kažkoks aukso kasyklas. Tai va, man tokia pradžia, aš visiškai neturiu pinigų ir aš dar esu minus. Jau dabar ir 2024 metą, birželį 13 dieną. Tai va, toks tokelis, žiūrėsim, ką man seksis, arba nebebūsiu minuse, arba bus dar. Bet greičiausiai tada, nepasidausiam žodžiu. Kaip ir sakiau, pasiėmiau. Ir dabar, kaip ir sakiau, baigiau turius papirėlius. Bet toliau laikau savo planą. Varau, uždirbu pinigus. Sunkiai, bet uždirbu. Ir investuoju ten, kur aš noriu. Sukuriu savo verslą. Jei nepaėm, sukuriu iš naujo. Jei nepaėm, sukuriu iš naujo. Jei nepaėm dar kartą, sukuriu iš naujo. Taip varau tol, kol padarysiu. Blogiausia atveju neišės, dirbti už 1000 eurų. Tai dabar toks planas. Tai varom Rusija. Pažiūrėsim, ką bus. Tai baigiau mokslus, baigiau su kariuomenė. Visus dalykus padariau, kad reikalaujam iš 23 metų dabar esu. Tai žiūrėjom toliau.